Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime spalio 19 dieną. Važiavome į objektą 8:30 ryte, vanduo jau paleistas jau gerą pusę valandos. Pamatavom vandens debetą, 17 sekundžių, 10 litrų kibiras vandens priskilo, tai yra 2 kubai 100 į valandą. Taip, gavosi grįžinuko gilis lygiai 13 metrų. Čia jau tokia va didžiulė sodyba, Trakų rajonas Akmendvaris sodyba. Tai va būtent va šitam namukai, nes situacija tokia, kad visą šitą sodybą su visais pastatais pardavė kažkokiam žmogui ir jie pasiliko šitą namuką ir va čia už tvoros dar va prie ežero pakrantės jų žemės. Nuotaikas praeitą savaitę pasidarė, tai norėjo atsiskirti nuo artesnio gręžinio, nes artesnis gręžinys padarytas 13,5 metrų šito didelio namo kitam gale. Va tokia va situacija. Va toksai va fainas namas. Gręžinio proceso reikalingas vanduo, tai persitempėm gaisrinės žarnas. Ten pirtelė va didelė teritorija. Matot, kai būna žmonės parduoda sodybą, pasilieka savo dalį žemės. Va, tokioj Dauboj ežeras. Ir čia vienintelė pakrantė šita tokia, dar palyginus su tokia plokštumėlė, nes visi kiti krantai suličia ežero, jokios plokštumos nėra. Iš karto staigus šlaitas į viršų. Ten jau žmonės nusipirkė, pasistatė namus, ten jau arteziniai gręžiniai ir čia Akmendvaris. Vien akmenys iš tikrųjų, tai galvojom, iš vis nepraeisim, neprasigręšim. Fainas toksai yra mūsų žiūriukas. Va, ir pavyko praeiti pro tos akmenys. Pradžiai buvo 3 metrai žvyras akmenuotas, po to minkštas prasidėjo akmenuotas priemolis. Praėjom tą priemolį ir nuo 9 metro iki 13 metro prasidėjo gražios frakcijos vandeningas smėliukas. Gražios, kakajinės spalvos. Jis be geležies, vanduo jau prasivalęs, tai jums parodysiu. Važiuojam su džipuku prie kabėlę. O ten va vėl matot, kilimas į didžiausią kalną. Ir užsakovės senukas norėjo tenai prie kalno irgi pasidaryti tokį mini gręžinį, bet atsisakėm iš karto dėl to, kad čia jau vandens statinis lygis jau 5,60 nuo žemės paviršiaus. Va, gražus labai kakajinės spalvos smėliukas. Tai va, gręžinys 13 metrų. Va, siurbliuko salko. Suvarėm 7 lygiai štangas, vanduo prasivalęs, matosi pilnai, tai jau dar pripilsiu. Pasakysit, kad pripylėm čia iš butelio vandens. Nu tai va, varo vanduo. 200 į valandą, vanduo krištolas ir labai geros kokybės. Tai va, geras rezultatas, kaip sakau, gražią sekmadienio dieną galima ir padaryti, paleisti vandenį. Va. Aišku, ne visose Lietuvos vietovėse gaunasi teminiai gręžiniai. Daugmaž jau žinom tas vietovės ir skambinkit arba rašykit adresus, žiūrėsim ir galėsim kažką parekomenduoti, nes kokių iš 7 skambučių daug dievė vieną tik tai paėmė užsakymą, kur tikėtina, kad bus vanduo. Tai va, toks rezultatas. Taip atrodo gręžinio duobės, gręžinio šaktą. Ir po to žmogus prasikas tranšėją šitą namuką ir pasistatys tam hidroforą. Na ką tada, va, mūsų užsakovė. Ir porą žodžių, kaip brigada tai dirba. Nors ir nematėt, kaip dirbam. Bet čia didelis stebuklas. Kad vanduo bėga, geras ir švarus. Tai va, geras tikrai, pasisekė čia jums. O jūsų anūkai va, jau tikrai nepavyktų. Ten jau kalnas, jau viskas, jau vandens linzės tenai nebūtų. Suprantu, tai va. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.